Kodėl aš turėjau bėgti iš įkalinimo tam, kad įrodyti, kad aš nežudikas, aš turėjau bėgti. Taigi ne mano pramoga buvo, žinai, taigi ne mano pramoga. O davai, aš pabėgsiu iš įkalinimo tik dėl to, kad galiu tą padaryti. Man reikėjo priimti šitą sprendimą, aš galvojau, kad būsiu nušautas. Ir man tai iš vis nerūpėjo. Ar supranti, kokia yra būsena, kokia yra padėtis. Aš buvau 100% įsitikinęs, kad bus taikomas ir būsiu bandomas nušauti. Ir man tai visiškai nesukėlė jokio netgi mirktelėjimo. Tai ne tavo klausimas baisus yra. Labadiena, esu Dovydas Kriaučiūnas, šiuo metu esu Pravieniškių antrajame kalėjime. Iš viso kalėjime jau 20 metų, vienu kartu pagal viešą įvaizdį, sakyčiau, tikras demonas. Dėl ko jūs pakliuvote į kalėjimą 2003 metais? Pirmiausia, gal nuo to visa istorija juk ir prasidėjo. Tai turbūt klasika būtų manyti, kad į tokią padėtį kaip mano žmonės patenka iš vienaip ar kitaip nesveikos aplinkos, kaip gal progresuojančio klystkelio rezultatą ar panašiai. Mano atveju nieko panašaus nebuvo, labai standartinis ir paauglys, ideali vaikystė, visiškai tvarkingi draugai, jokių narkotikų, jokių nusikaltimų. Mokyklos charakterizuotas teigiamai, nebuvau pats geriausias mokinys, bet mandagus, drausmingas, ta prasme, ne chuliganas. Abu tėvai pareigūnai, tiek mama, tiek tėtis, nors be tėvo užaugau. Ir nuo 16 maždaug pats turėjau jau gana aiškę idėją, kad po mokyklos baigimo eisiu į ugniagesius. Tokia jau gana aiški samprata. Ir gyvenimą pakeitė labai netikėtas, mano aplinkai nebūdingas ir staigus įvykis pakeitė iš esmės. Tai pradedant paaiškinti, turbūt visos situacijos, įtraukiant šį momentą, kad esu pats pradžios taškas, buvo 2003 metų vasara, man ką tik suėjo 18 metų. Atsitiktinė pažintis su dviem merginomis, tiesiog jos užkalbino susipažinti, susipažinome, Aušra ir Indrė. Šių merginų nužudymu esu dabar apkaltintas. Ir mes bendravome apie mėnesį laiko. Koks tas bendravimas buvo? Bendravimas buvo labai, sakyčiau, toks paaugliškas. Ateidavau, viena iš merginų, Aušra, buvo grįžusi iš Anglijos į tėvų namus. Viena pati gyveno. Toje pačioje laiptinėje, jos draugė Indrė, jos dažnai leisdavo laiką, dvi merginos tiesiog tuščiame bute. Natūralu, kad tokiose aplinkybėse prasideda vakarėliai paauglių ir panašiai. Iškart labai neutralūs vaikinukai lankėsi ir aš lankiausi, tikrai gražiai, tvarkingai bendravom. Vėliau po 2-3 savaičių galbūt šiek tiek tas bendravimas sumažėjo, kadangi ten pradėjo lankytis vyresni vaikinai, aš jau tapau vos ne kaip jauniausias ir iš vaikinų grupės, su kuriamis nesutariau. Tai žodžiu, aplinka man ten tapo nebe visai priimtina. Ir paskutinis kartas, kada aš merginas mačiau gyvas, tai kada Aušrai, viena iš merginų, atnešiau parodyti nuotrauką iš darželio laikų, vaikų darželio laikų. Jūs kartu buvo darželė? Mes pasirodo, kartu buvome vaikų darželėje, toje pačioje grupėje. Ir kažkada pasikalbėję, aš suvedžiau tiesiog galus
Ir permetęs albumą namuose atradau, kad Aušra, ta pati mergaitė, vaikiškas veidelis, nors fotografuotas aš, bet kiti vaikai šalia. Ir aš jai buvau pažadėjęs parodyti tą nuotrauką. Tai buvo kokios 3-4 dienos iki taip išeitų jų mirties. Tai buvo paskutinis kartas. Kaip aš dabar susijęs su visu tuo, kaip susiklostė. Tuo metu artėjo Joninės ir mano žiniomis merginos turėjo būti išvykusios švęsti Joninių į kažkokią kitą vietą, jų nebūti, ta prasme būti. Nežinau, kas man tuo metu užėjo, bet aš sugalvojau smukti į jų butą ir pasimti kelias daiktus. Turėjau iš anksčiau jų buto raktą pasiėmęs vieno vakarėlio metu. Net neįsivaizduoju, kodėl aš jį pasiėmiau. Aš jau planavot jau anksčiau? Bet tas ir yra, kad neplanavau. Kažkaip oportunistiškai pasiėmiau, neturėdamas aiškios minties, kam man jis bus reikalingas. Tiesiog raktelis su aptaškytais mėlynais dažais, užkliuvo už akies. Aš žinojau, kad tai jų atsarginis raktas ir tiesiog prigrėbiau vieną vakarėlio metu. Minties apie tai, kad apsilankyčiau tenai nekviestas, ta prasme, tuo metu nebuvo. Bet taip sutapo aplinkybės, kad žinojimas, kad jų nėra, poreikis pinigų ir turėjimas tokio objekto, leidžiančio patekti į patalpas, sąlygoja lengvabūdišką sprendimą. Nuėjau iki jų namų. Labai artimas atstumas, gal 500 metrų, nedaugiau iki jų namų nuo mano namų. Paskambinau kelis kartus į duris, niekas neatidarė, padariau išvadą, kad būtent taip ir yra, kaip galvoju, jos yra išvykusios iš namų. Jau turėjau su savimi raktą, tą mėlyną raktelį ir atsirakinęs įėjau. Bet jūs ėjote jau iš ko? Vogti? Taip, teisingai. Aš jau ėjau priėmęs sprendimą, kad aš įeisiu ir pasimsiu kelis aktualius daiktus ir išsinešiu su ta mintimi taip. Ir aš įeinu į tą butą. Aš galvojau, kad įeinu į tuščią patalpą, pasiimu ir išeinu. Ir taip išėjo, kad aš patekau į jau nusikaltimo vietą. Tu žmonės guli, Indrė ir Aušra ant žemės. Ir buvau pakankamai drąsus, iš tikrųjų naivus, kad nepasiskubinčiau iš ten išeiti. Tiesiog mintis, kad jau atėjau, žinai, o kas sužinos. Pasiėmiau kelius daiktus. Bet jeigu tu matai, kad guli kraujo klane 2 negyvi žmonės, artimi žmonės dar pažįstami. Butas, chaosas, išmėtyti daiktai, ten akivaizdu, aš nežinau. Akivaizdu, tada turėtum išsigąsti ir tada arba bėgti, arba skambinti policijai. Taip turėtų daryti brandus, suaugęs, gal kažkiek jau gyvenimo patirties turintis žmogus. Taip. Baikštus savaime aš niekada nebuvau. Pragmatiškai kažkaip pasižiūrėjau į situaciją, objektyviai kažkaip kaip ir nebuvo ko išsigąsti, pati aplinka, kaip jinai nebuvo dinamiška, buvo statinė, vaizdas buvo nemalonus, aš uždengiau, kad nematyčiau, nes kažkokios paklodės buvo šalia, ar jos mėtėsi, aš uždengiau tiesiog kūnus. Kiek mačiau, kiek nemačiau jos, bet tiesiog uždengiau patį tą akcentą visą ir nežiūrėdamas pasiėmiau kelius daiktus. Tai iš dabartinės pozicijos vertinant, tai yra, trūksta žodžių iš tikrųjų apibūdinti, bet tuo metu 18 metų paauglys, gyvenimiškos patirties neturiu, su policija reikalų neturėjęs, nežinau, kaip policija veikia, ką gali nustatyti ir panašiai. Tarp tų visų daiktų pasiėmiau telefonus, kurie ir tapo vėliau kabliuku, vedančiu link manęs, susekus telefonų kontaktus. Tai toks buvo mano santykis, grynai su mirtimis pačiomis tų mergaičių.
išėjote iš to buto su tais daiktais? Kur jūs ėjot? Ką veikėt? Namo. Parsinešiau namo, susidėjau, kažką nunešiau pas draugą, kas didesnį turi. Tiesiog palikau vieną iš telefonų, vėliau po kelių dienų aš pardaviau, vieną pasilikau savo. Tai tas, kurį pardaviau, kadangi jis buvo naudojamas, jis susiekė tiesiog, kontaktavo policiją su to žmogumi ir galiausiai atvedė iki manęs. Kam jums reikėjo pinigų? Kam paaugliui reikia pinigų, žinai, mūsų laisvalaikis draugų būdavo toks, sakyčiau, stengiamės civilizuotai labai, nebūdavo būdingi jokie tokie bambaliniai vakarėliai, žinot, leisdavom laiką įvairiuose pramogų įstaigose, klubuose, kavinėse ir panašiai. Turėjau merginą, patenkintas, labai faina mergaitė ir tiesiog norėjusi, kad mūsų laisvalaikis būtų kaip įmanoma gražesnis. Ir toks labai pragmatiškas, paprastas interesas turėti pinigų tam ir nusipirkti. Tai iki jūsų sulaikymo praėjo kelios dienos po to momento, kada jūs buvot bute? Taip, Ar kažkam papasakojot, ką matėt? Ne. Niekam nepasakojau, netgi savo merginai buvau pasakęs, kad kai kurios daiktus gavau iš draugo ar draugės, kuris išvažiavo. Niekas nebuvo informuotas. Nei draugai, nei šeima. Aš buvau vienintelis, kuris žino. Bet tai vis tiek ta savaitė turėjo būti labai keista. Kai tu žinai, kad yra ten guli du kūnai, jie akivaizdžiai nesurasti, kažkiek tai laiko dar buvo. Norėjusi tiesiog pamiršti ir nebegalvoti, nebesisieti su tuo, tarsi pats elgiausi jau, kad aš ne prie ko esu ir tokio kažkokio specifinio apmąstymo kaip ir nebuvo, tik tai žinojimas, bet čia turbūt lengvabūdiškas paauglio toks dalykas, aš niekada nebuvau baikštus, aš toks labai lengvas toks paprastas ir supratau, kad įvykę negerai yra, bet vertinti kažkaip, apkrauti save tuo labiau, kad aš suvokiau tuo metu, kad vis dėlto aš nesu susijęs su būtent įvykiu, kas pagrindiniu kriminaliniu įvykiu. Mano savęs supratimas tame kontekste buvo, kad aš tik pasiėmiau kelias daiktus ir mano suvokimu tai nebuvo kažkas tokio ypatingai rimto, dėl ko kažkokius sunkius jausmus labai tai galėtų. Aš save suvokiu tik tame kontekste, kuriame pats dalyvavau tam tikrą prasme. Ir todėl kažkaip ypatingai manęs tai neapsunkina. O pats žinojimas tai... Bet vis tiek turėjo būti neramu, kai žinai ir suvokiu, kad vis tiek tik vieną dieną pas tave ateis policija. Aš nesuvokiau šitą. Aš galvojau, kad o kas sužinos. Iš tikrųjų, aš išlindau ir viskas. Žinai, tos kelias daiktus prigrėbiau, niekas juk nesužinos, kur tie daiktai yra. Tai mano supratimas, baimės tokios, kad vieną dieną pasibels, nebuvo. Tikrai nebuvo. Bet visgi pasibeldė per tą telefoną, susekė, tai buvo Liepos 3 diena, 6:30 maždaug, aš dar miegojau, praktiškai galbūt jau buvau atsikėlęs ir jau į mokyklą, ėjus į mokyklą. Žinau, kad dar tiesiog buvo lovoje, eina į namus keli kriminalinės policijos pareigūnai. Iškart nieko nesakė, apsižvalgė, tada aš ir nesupratau iš tikro, ką jie veikia, nors jau nujaučiau, kad čia kažkaip vienaip ar kitaip yra susiję su tuo. Jie atliko kratą namuose, tuo metu nerado jokių daiktų, nes nors keli daiktai buvo, bet matyt, jie neidentifikavo jų kaip tų objektų, kurių ieško. Ir po kratos iškart išsivežė mane į vyriausią Šiaulių policijos komisariatą apklausai. Tai
buvo paskutinė diena, kada namus mačiau.